Sveiki YouTuberiai, Mac kompiuterių mylėtojai ir mano blogo iSapiens.blavaščiūnas.com skaitytojai. Šiandien papasakosiu apie visiems Mac OS X vartotojams gerai žinomą Preview programą. Daugelis ją naudojatės peržiūrėti PDF failus ar paveiksliukus. Tačiau nedaugelis žino, kad Preview pagalba galima ne tik peržiūrėti, bet ir daryti tam tikras korekcijas. Šiandien papasakosiu apie grafinių vaizdų korekcijos galimybės Preview programos pagalba. Šiam tikslui esu sukūręs aplanką, į jį įdėjęs porą paveiksliukų. Vienas jų yra photoshopinis failas, kitas yra JPG. Pradėkime nuo atidarymo. Paprastai failus atidarome tiesiog paspaudę ant jų porą kartų pele arba nutempę į aplikacijos ikoną. Tačiau jeigu aplanke yra failų daugiau, kuriuos mums reikia atidaryti programos pagalba, mes tai galime padaryti tiesiog visą aplanką nutempę ant tos aplikacijos ikonos. Šiuo atveju aš nutempiau ant Preview ikonos ir man abu failai, tame tarpe ir photoshopinis, atidaryti Preview programoje. Patogiausia naudotis Preview programą taisant arba keičiant paveiksliukus yra naudojantis įrankių juostą. Norint įjungti įrankių juostą, reikia paspausti Edit ikoną ir atsiras papildoma įrankių juosta pritaikyta tų failų, kuriuos mes esame atsidarę koregavimui. Kvadratinis pažymėjimas. Jo pagalba mes galime pasižymėti paprasčiausiai kažkokią tai paveiksliuko ribą, Command C nusikopijuoti ir, sakykime, pasidėti jį į šitą paveiksliuką. Tai yra patys elementariausi dalykai. Naudodami lasso įrankį, mes galime pasižymėti tam tikrą ribą ir ją apibraukti. Ir, sakykime, dabar paspaudę Delete klavišą, ištrinti. Kadangi PSD failai palaiko permatomumą, tai šita pilka ištrinta vieta taps permatoma. Įsivaizduokim, kad aš noriu išsikirpti tik merginos lūpas. Tam tikslui aš galiu naudoti Smart Lasso įrankį ir maždaug apibraukęs aplink jas išsikirpti. Be abejonės tai nėra visiškai tikslus dalykas ir, sakykime, Command C ir iš meniu pasirinktus Command N sukuriam naują failą, kuriame aš jau galiu vėlgi apsikarpyti, esant poreikiui, daug tiksliau, vienu ar kitu įrankiu ir turėti padorų vaizdą. Tarkim, aš noriu panaikinti foną, kuris yra už šios merginos ir padaryti jį permatomu. Šiuo tikslu aš galiu naudoti Instant Alpha įrankį, kurio ikona yra panaši į burtų lazdelę. Ir paspaudęs tiesiog braukiu į šoną ir raudona spalva pažymima tai, kas bus pažymėta Preview programoje. Paleidžiu pelę ir spaudžiu Delete. Ta patį padarau ir su kita puse. Jeigu šiek tiek per daug pažymi negu reikia, mes galime tiesiog paleisti šitaip, ištrinti tai, kas yra, ir paskui lasso jau įrankiu tiesiog apsibraukti tas vietas ir pasinaikinti, kas liko. Jeigu norime geriau apžiūrėti paveiksliuką, mes galime šalia kairio Shift klavišo paspausti klavišą, kuris yra su tilde ir apostrofu, ir įjungti padidinimo stiklą ir apžiūrėti tas vietas geriau, nedidinant viso paveiksliuko. Išjungti padidinimo stiklą vėlgi paspaudžiame šalia kairio Shift esantį tą patį mygtuką su tildės ir apostrofo ženklais. Dabar, kai įsikirpau foną, aš noriu jį perkelti į šičia, kad šitas fonas būtų už merginos. Tiesiog spaudžiu Command A, Command C kaip copy, važiuoju ant šito paveiksliuko ir spaudžiu Command V. Paveiksliukas yra įdėtas. Kadangi paveiksliukas dabar yra šiek tiek, mano įdėtas paveiksliukas yra šiek tiek
per mažas fonui, aš galiu jį tiesiog apsikirpti tiek, kiek man reikia. Pasižymėdamas vietą, pasikoreguodamas iškirpimo ribas. Ir paspaudęs Command K arba iš meniu pasirinkęs Crop. Štai ir viskas. Dabar tiesiog galime pasirinkti Command Shift S ir išsaugoti jį kažkokiu tai formatu. Kaip matome, yra Keep Changes in Original Document. Vadinasi, kai mes išsaugosim, kad ir kitų pavadinimų failą, šitie pakeitimai bus ir originaliame dokumente. Tarkim, mes šito nenorime ir pavadinom jį mergina, PSD ir tiesiog spaudžiame Save. Šiuo atveju yra sukuriamas dar vienas failas. Čia mūsų fonas, kuris išliko. Čia mergina su akiniais. Kaip matote, jos vaizdas yra iškirptas. Ir čia naujas failas. Aš tiesiog grąžinsiu buvusią versiją. Preview puikiai dirba su Photoshopo failais. Ir visai nebūtina atidaryti Photoshopą ir išsaugoti kitame formate ar daryti kažkokius elementarius kitus pakeitimus. Tai galima tiesiog padaryti greitai ir paprastai preview programos pagalba. Tiesiog iš file pasirenkame arba Save As, arba Export. Iš tikrųjų nežinau preview programoje, koks yra esminis skirtumas tarp Export ir Save As. Mano galva jie daro tą patį, tai aš tiesiog pasirinksiu Save As šiuo atveju. Ir iš meniu formatų pasirenkame, kokiame formate norime išsaugoti. Įsivaizduokim, kad norime nusiųsti nuotrauką draugui, kuris neturi Photoshopo, tai mes jam galime tiesiog nusiųsti jį JPG formatu. Arba, jeigu šitų formatų jums neužtenka, jūs galite prieš paspausdami ant formato laikyti nuspaudę Alt klavišą ir tada formatų pasirinkimas bus platesnis. Dauguma formatų turi papildomus savo dar punktus. Tarkim, GIFas neturi. Tačiau jeigu aš pasirinksiu JPG, aš galiu pasirinkti išsaugomą failo kokybę. Jeigu pasirinksiu PNG, šiuo atveju, jeigu būtų permatomas fonas, mes galim netgi jį pasidaryti greitai. Ne? Išsitrinam ir dabar sakome File, Save As. Kaip matome, ir dabar jau atsirado alfa kanalas. Reiškiasi, alfa tai yra išsaugoti ir permatomas vietas. JPEG'as šito neturi, tuo tarpu PNG turi. Kad matytume tiesiog, kiek laiko tai užima, kad išimti foną, aš jums tai parodysiu, grubiai apkirpdamas. Ir įdėdamas tai į kitą nuotrauką. Norėdami sumažinti mes galime pasitampyti. Norėdami sumažinti išsaugant proporcijas, mes laikome Shift, paimam už kampo ir tiesiog patempiame nuotrauką. Pasidedame ją, kur mums atrodytų reikia. Tada pasižymime, apsikerpame, Command K rodžiau prieš tai, galime tiesiog pasirinkti Crop, apsikerpame, File, Save As, išsaugam kaip JPG, mergina JPG, Save. Štai, turime mergina JPG failą pakeistą, sakyčiau, per kelias akimirkas, be didesnių vargų. Norėdami įrašyti daugiau duomenų į failą, mes galime paspausti Command I, kaip informacija, ir įrašyti tam tikrus, tarkim, raktinius žodžius į failą. Tai padės ir tiek Spotlight'ui surasti tas failus, tiek tie raktažodžiai bus matomi ir Photoshop'e, jeigu jūs juos naudojate. Tiesiog įrašom
mergina, mada ir čia jau priklauso nuo jūsų norų, poreikių ir kaip jūs tuos raktažodžius rašote. Dabar galime pažiūrėti į PSD failą, kuris yra originalus. Ir mes pamatysime, kad jis išsaugotas su iškirptu fonu, nes mes dirbame su šito failu ir preview programa iš karto saugo pakeitimus. Todėl geriau nedirbti su originalais, o dirbti su kopijomis, pasidaryti kopiją arba duplikuoti failą prieš pradedant jį su juo dirbti. Tačiau jeigu taip nutiko, kad išsaugote šitos pakeitimus originale, nereikia pradėti rautis plaukų nuo galvos, mes galime tiesiog vėlgi atsidaryti jį su preview, paspausti rodiklę šalia pavadinimo, pasirinkti Browse All Versions, susirasti tą versiją, kuri mums reikalinga ir pasakyti Restore. Ir tiesiog uždaryti. Ir štai šiuo atveju mes grįžome prie tos versijos, kurią paveiksliuką turėjome prieš tai, kurias išsaugojame. Ir tai truko iš tikrųjų, nežinau, neilgiau nei minutę. Tikiuosi, kad sužinojote kažką naujo, tai buvo naudinga. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like mygtuko apačioje ir iki.